Pakalbėkime apie čerpes fasado apdailai. Sutikit, atrodo visai prabangiai. Čerpių privalumai. Prabangus solidus vaizdas, ilgaamžiškumas ir netgi kaina. Apytikslė fasadinio čerpių kaina priklausomai nuo komplektacijos ir rūšies būna apie 25 eurai kvadratui, išmetus visus likučius, pridėjus montavimo detalės, tai yra skaičiuojamas grynas plotas. Tai yra jūs turit 100 kvadratų, reiškia jums reikės apie 2,5 tūkstančių eurų medžiagai. Pavyzdžiui, jeigu lygintume su skalūnu, tai skalūnas kainuotų iki 20 eurų kvadratas. Bet man, pavyzdžiui, čerpė atrodo daug solidžiau ir mažiau barškanti, labiau ilgaamžė, storesnė. Na, o jeigu lygintume su kitomis apdailos medžiagomis, tai pavyzdžiui, dažyta medinė dailylentė irgi kainuoja apie 22 eurai, nedažyta termomediena 22 eurai, o jei lygintume su turbūt pačia prabangiausia apdaila, naudojama individualių namų statybai, tai yra klinkeris, tai klinkerio medžiagos kaina vienam kvadratui skaičiuojam nuo 30 eurų, na ir baigiant 100. Tai tiek apie fasado apdailas, tikiuosi buvo įdomu.